padarai paveikslą, atrodo gerai. Tada arba pamiegi, arba išeini šunį pavedžiot, žodžiu, grįžti, žiūri, kad, ne, reiškia, viena vieta netokia, reiškia. Ir kai tik vieną vietą palieti, reiškia, subyra visas paveikslas, reiškia, vėl viskas iš naujo. Jeigu tu skubi lėtai, kitaip sakant, neskubi, tada atsiveria, reiškia, dirbt pradeda visą galvą, reiškia, ausis girdi kažką tokio, ką kitas iki negirdi, akis mato tai, ko seniau nematė, nosis užuodžia kvapus, reiškia, tu skubi lėtai. Tai aš, kada susivokiau šitą dalyką, aš pradėjau praktikuoti. Ir iš tikrųjų pradėjau matyti tai, kas seniau atrodė visiškai nereikalinga. Reiškia, aš einu su šuniuku per parką, medžių šaknys įsikeroja, reiškia, aš matau kaip dailininkas, aš matau paveikslą tame. Kas yra paveikslai? Paveikslai, geram paveikslai visada rasi ir muzikos, ir poezijos, ir išminties. Tai čia pagrindiniai, kertiniai dalykai, kurie būtini geram paveikslui. Ar žinote tokį Jacksoną Pollocką? Kažkas bent žinot, žodžiu. Tai Jacksono Pollocko radau labai fainą. Aš ir pats klausdavau, reiškia, kabina tie paveikslai, velniai rautų, reiškia, bet kodėl niekad nesupratau, reiškia. Vis tiek man abstraktų ir tiek, reiškia. Tai jis yra pasakęs taip, aš noriu tapyti abstrakciją, kurioje būtų kuo daugiau realizmo. Ir atvirkščiai, bet tas pats pas Andrew White'ą, amerikietį, reiškia, superrealistą, o jis yra pasakęs taip, reiškia, aš norėčiau, kad mano realizme būtų kuo daugiau abstrakcijos. Ar atsakiau klausimą? Dažnai pasikalbu su savo mokytoja Laima Drazdauskaitė, mes visom tom temom visai kalbamės. Tai žodžiu, jį pasakė, juk mes jauni visi buvom Van Gogai. O ta karta, reiškia, ne, reiškia, visiems Van Gogas buvo kaip lietuviam. Europiniu mastu tėvas yra Sezanas. Yra pasakyta, reiškia, apie Sezaną taip, Pikasas yra taip pasakęs, žodžiu. Sezanas yra visų mūsų tėvas. Jis yra modernizmo, kubizmo, pradedant ir taip toliau, žodžiu. O Van Gogas labiau tiko lietuviams, nes jie ekspresyvūs yra lietuviai. Jų visa tapyba, Dukevičius, Samuolis ir taip toliau, žodžiu, ekspresyvūs, tai labiau tiko Van Gogas. Vėl pasakysiu pavyzdį, žodžiu, yra toks Vaitkūnas, amžinatilis, reiškia, tapytojas, labai geras, žodžiu, irgi ant ribos abstrakcijos. Tai jis yra man pasakęs taip, sako, kol aš negaliu apie paveikslą pasakyti ketureilio, tai man jis dar nebaigtas. Vienintelis mokytojas Vaitiekūnas, tapytojas, reiškia, nuostabus mano tas mokytojas, per 4 metus pasakė vieną dalyką. Priėjo, pažiūrėjo, sako, žiūrėk toną. Bet man tai padarė tokį įspūdį. Aš tik paskui suvokiau, kad suvokdamas toną, sudėdamas tonaliai, reiškia gerai, tu gauni erdvę. Viešpatie, kiniečiai sako, tapybos aukščiausia forma yra erdvė. Tai va, kai atsiranda žinojimas, patirtis, ir su amžium jų vis daugiau, tada vis lengviau įvertinti pačiam save. Bet iki šiol aš to padaryti iki galo negaliu. Reiškia, ir jums papasakot apie savo tapybą, galėčiau apgraibom tik tai žodžiu, nes tiek daug yra to, ko aš pats net neprisimenu, kad aš dariau. Reiškia, būni tokioj ekstazijai, kad žodžiu, žiūri,
o viešpatie, o kas čia padarė? Nebetiki, kad pats padarei, reiškia, ypatingai, kada paveikslas vykęs. Tai vakar padariau tikrai vykusį paveikslą. Aš pradėsiu nuo tokio trumpo eilėraštuko, reiškia, kurį aš vienintelį moku atmintinai. Pradžia buvo tokia, kai aš tarnavau tarybinėje armijoje, rašydavau laiškus žmonai, tai rašydavau visada, kad esu liūdnas, bet laimingas. Nežinau, koks santykis jūsų su liūdėsiu, kiek žinau, vienų žmonių labai reiškia, kitiem yra paguoda, žodžiu, o mano eilėraštukas toks. Man liūdėsio vis per mažai, kad būčiau visiškai laimingas. Man vyno, moterų, dainų nestinga, tik liūdėsio man per mažai, kad būčiau visiškai laimingas. Tai va, kas man esi, užburtas ilgesio veidas, tamsiam gilaus ežero toli, paskendusio sūkury, aplaistytam juodų rašalų, atsisveikins puošniais žodžiais, pasislėpus mirtis, sugrįžtanti į sodybos apleistas sales. Žodžių tiesos nepasakysi, bet tam ir yra poezija, kad kalbėtum užuominom, kurios atvestų reiškia, į tą tokį suvokimą, kad ta tarp eilučių, reiškia, atsirastum tu. Reiškia, tu perskaitai ir galvoji, velnias šitaip, reiškia, žinai. Tai jeigu taip padarai, man atrodo, kad tada gerai. Tai galva tos eilėraščiuose yra biški ir tokios painiavos, bet ji, reikalinga, man atrodo.